Labadiena. Pradedam spaudos konferenciją, transliuojama per Seimo kanalą, pavadintą signatarų spaudos konferencijos, čia dėl to, kad mažiau mūsų žiūrėtų. Ir spaudos konferencijos, mes prašom tą signatarų spaudos konferencijos kanaliuką prenumeruoti, nes mes kalbame apie tai, apie ką mažai kas rašo ir skelbia. O įvykiai aštrėja ir šios dienos spaudos konferencija vadinasi, galima ironizuoti, galima taip, mes suprantam, kad Lietuva nėra laisva šalis, ją valdo kas netingi, pasimetinti mūsų formalūs vadovai. Tačiau mes šiandien formuluojam klausimą, kas yra faktinis Lietuvos vadovas. Lygindami du asmenys, tai yra Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą ir ministrę pirmininką Ingridą Šimonytę. Ir šitą lyginimą mes norime padaryti per šitos psichozės atmosferos kūrimą Lietuvoje, bet kokiais pretekstais, net karo pretekstais, net teroro pretekstais ir žmonių skaldymo, siekio, kad žmonės nemąstytų, siekio, kad žmonės neturėtų kitos nuomonės, negu transliuoja tie mūsų vadinami valstybės vadovai ir juos aptarnaujantieji. Šiandien spaudos konferencijoje dalyvauja buvęs Seimo narys ir ekspertai EU atstovas Audrius Nakas ir profesorius Eduardas Vaitkus. Taip mes kalbėsime ir jeigu jau paliečiam klausimą dėl Gitano Nausėdos ir ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės, taip mes kalbėsime ir apie vykstančius Respublikos prezidento rinkimus. Dėl to šiandieną dalyvauja ir šių rinkimų dalyvis, profesorius Eduardas Vaitkus, kuris vienintelis iš kitų šių rinkimų dalyvių apsisprendęs yra ir daro veiksmus, kad viso savivaldžiavimą, kurį VRK įvykdė, aptarnaudama vienos iš pretendenčių į kandidatus, Ingridos Šimonytės reikalus, jis vienintelis iš rinkimų dalyvių, turintis teisę tai daryti, kreipėsi į teismus ir kitas institucijas. Mes apie tai kalbėjome ir kovo 22 dienos spaudos konferencijoje, kalbame ir šiandieną. Jeigu jau mes paminėjome kovo 22, aš paminėsiu 3 įvykius. Taip, kovo 22 Pamaskvy įvyko teroro aktas. Lietuva sugebėjo, viena iš nedaugelio valstybių, nepriklausomai nuo to, kas nužudė nekaltus žmonės ir niekomdėtus žmonės, sugebėjo nepareikšti valstybės vadovai užuojautos tiem žuvusiems žmonėm. Formos ir žodžių pasirinkimo klausimas, manyčiau, jų ir jų komandų profesionalumo klausimas, tačiau tyla, mirtina tyla. Ir po to, kai demonstruojantis savo bendrystę su ministrė pirmininkė asmuo prie Rusijos ambasados žmonių atnešamų gėlių padeda fekalijų puodą ir mirtina tyla valdžios pati savaime daug ką pasako. Tai šita baimės atmosfera, kuri Lietuvoje yra puoselėjama, pasireiškia ir dėkui Audriui Nakui, kuris man parodė, kas vyksta. Lietuvos Šaulių sąjunga paskelbė tokio Algio Ramanausko ir Šaulių sąjungos vado pulkininko leitenanto Lino Idzelio pokalbį, kuriame
Algis Ramanauskas pasiūlė mane, kad jau laikas nusiųsti ten aukštai į rojų. Ir paklausė Šaulių sąjungos vado, kaip tai padaryti. Ir Linas Idzelis paaiškino, kaip tai padaryti. Kovo 22 dieną gavau prokuratūros pranešimą, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas, kad čia nesuklyščiau, pagal Baudžiamojo kodekso 145 straipsnį. Pirma dalį, esant pakankamai pagrindui manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Štai šis pranešimas. Tai bus su visais dvasios ubagais, kurie, manydami, kad jie yra visiškai ginami Lietuvą užvaldžiusios sistemos, kuri mano, kad su žmonėmis Lietuvos piliečiais galima daryti, ką nori, nes jie yra uzurpavę valdžią, o tie, kurie štai tokia veikla užsiima, dar ir apmokami yra atitinkamai. Taip nebus. Kovo 22 dienos spaudos konferencijoje mes kalbėjome apie tai, ką Vyriausioji rinkimų komisija padarė su ministrės pirmininkės parėmimo parašų Respublikos prezidento rinkimuose reikalais. O būtent vasario 20 priėmė sprendimą, kad suteikiame elektroninę prieigą paremti Ingridą Šimonytę, ministrę pirmininkę, ir tenkino jos prašymą neišduoti popierinių parašų lapų. Deja, įstatymas ir VRK nustatyta tvarka neleidžia suteikti elektroninės prieigos neišdavus popierinių lapų. VRK akivaizdžiai klusniai vykdydama ministrės pirmininkės valią suteikė jai prieigą ir pasakė, kad neišduosim parašų lapų, nes taip viešpats Dievas ministrė pirmininkė skirstanti finansus, taip nurodė jiem. Deja, matyt, kitą dieną apsižiūrėjo, kad taip neįmanoma, viešai paskelbė, kad išdavė parašų lapus vasario 21. Nors jokio sprendimo dėl išdavimo nėra. Žodžiu, neteisė. Mudu su Audrium Naku kreipėmės į prokuratūrą. Prokuratūra persintė klausimą STT. STT mindžiukoja dar. Jokios žinios neturime. Ten paprašėme ir ištirti, kaip galima surinkti per vieną parą per 20 000 elektroninių parėmimo parašų, nes mūsų vykdyta 21-22 metais piliečių referendumo iniciatyva, ginčai teismuose parodė, kad elektroninis parėmimas tuo pat metu vieno noro, vieno asmens parėmimas neįmanomas fiziškai. Tai išsiaiškinta buvo teisme. Dėl to mes pagristai manome, kad 20 000 per parą ar per pusę net paros parašų elektroninis surinkimas tai yra blefas. Yra mirtina tyla visoje didžioji žiniasklaidoje. Eduardas Vaitkus kreipėsi į Lietuvos vyriausią administracinį teismą. Lietuvos vyriausias administracinis teismas skundą dėl VRK sprendimo vasario 20 dėl Ingridos Šimonytės atsisakė priimti, nors skundas pagal įstatymą nagrinėtinas būtent šito teismo. Apie tai, kas toliau daroma, pakalbės Eduardas Vaitkus. Tačiau prieš perduodant kokius kitus žingsnius jis padarė kaip pretendentas, prieš perduodant dar žodį Audriui Nakui, aš noriu priminti, mėly žmonės, kad vis tik matosi, kad Respublikos prezidento kampanija, rinkimų kampanija šiaip taip įsisiūbuoja, nors
VRK svarstymuose kol kas linksniuojamas tik Eduardas Vaitkus. Matome anekdotinės situacijas, kurias ekspertai OU ir ekspertai TV skelbia. Kiti kažkaip nedrįsta, nors vieši VRK posėdžiai. Taipgi aš noriu priminti, kad ryt paskutinė diena paremti visus pretendentus dalyvauti, būti kandidatais Respublikos prezidento rinkimuose ir popieriniu būdu, ir elektroniniu būdu. Tai taip, kad kas ką nusprendžiat, tą nusprendžiat. Aš toks konservatyvus žmogus, aš kol kas matydamas tai, kas vyksta, paremiau tik tai vieną asmenį, tai Eduardą Vaitkų. Savo argumentaciją aš pasakiau ir dar pasakysiu, todėl kad tai vienintelis žmogus, kuriam sisteminė žiniasklaida praktiškai nesuteikia jokios galimybės pasisakyti, skirtingai nuo visų kitų, kurį vienintelį atakuoja VRK ir kuris vienintelis išdrįsta teisėtai naudotis savo teisėmis, ginti teises ir tuo pačiu mus nuo ministrės pirmininkės savivaldžiavimo. Kitaip aš pavadinti tai negaliu. Ir tokiai situacijoje, jeigu kiti pretendentai, galbūt jie ir taps kandidatais, matyt, kai kurie. Jeigu jie mano, kad mes norime prezidento, kuris atsisėdės palukuriuos krūmuose ir po to sakys, va dabar aš, kai jau mane išrinksit, tai aš tada pradėsiu veikti. Tokie asmenys jie yra arba sisteminiai sraigteliai, nes jie neparodo savo principinės pozicijos, kad jie tikrai ruošiasi atstovauti tautą, o ne konjunktūrinę Lietuvą užvaldžiusią sistemą. Audriau, tavo nuomonė, tavo eksperimentai su apklausomis ir koks įspūdis? Aš pradėsiu nuo to, kad tu ne visai teisus. Šiandien aš mačiau Eduardą Vaitkų, kuris tiesioginėme eteryje kalbėjo per valstybinio transliuotojo radiją. Labai įdomia tema. O tai čia, Audriau, patiksinsiu iš karto, čia jau šventa įstatymo teisė. Šventa įstatymo teisė dalyvauti agitaciniuose laidose prieš arba už referendumą, kurį apgaulingai vadina pilietybės išsaugojimo referendumu. O iš tikrųjų tai yra referendumas dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo taip, kad tauta nebespręstų niekada, kas yra Lietuvos pilietis, o kad tuo užsiimtų tik Seimas. Tai loterijos būdu VRK lėmė, kad šiandien Jonas Vaiškūnas ir Eduardas Vaitkus dalyvavo laidoje. Tai aš, žinoma, šiek tiek juokauju, čia kita tema. Tavo juokų ne visi supranta, tai aš toks aiškinu. Nieko reikia pratintis. Pirmiausia, raginu pasirašyti tuos žmonės, kurie dar nepasirašė rinkėjų puslapyje, dar šiandien prieš paskutinę dieną ir dar jūs galite pasirašyti už savo kandidatą, tie parašai yra svarbus, daugmaž jau, bent aš jau matau, kas surinks tos parašus, kai kur yra klaustukai, bet tie, kurie tai padarė, paraginkite kitus, kurie nepadarė, tai tiesiog pilietinė tokia pareiga. Mes irgi tokią apklausą vykdom, dabar šiandien bus finalas mūsų apklausos, be abejo yra visiškai subjektyvi, bet jinai atspindi visiškai kitą rezultatą, negu jau ilgą laiką teigia valstybiniai transliuotojai, kurie pristato keletą kandidatų, jau tokių etatinių, nuo Gerovės valstybės kūrėjo, Tėvynės sąjungos narės, ten nesisteminio Igno Vėgėlės ir panašiai. Tai pas mus atvirkštinis rezultatas. Dėl Igno Vėgėlės nesistemiškumo tu irgi juokauji tikriausiai. Taip sako, aš rėmiuosi tai, kas kalbė didžioji žiniasklaida. Va, tai šiandien bus finalas nuo 7 valandos, tą projektėlį darom keli kanalai, tai Komentaras TV ir Ekspertai TV, tai kviesiu visus pasižiūrėti. Čia netaip svarbu, kas laimės, tiesiog tikslas mūsų projekto, mūsų šito balsavimo ir ateities balsavimo, kad žmonės taptų kuo labiau politiški, nes Lietuvos teritorijos administratoriai daro viską, kad Lietuvos žmonės, Lietuvos gyventojai būtų kuo labiau apolitiški. Tai mūsų tikslas, kad būtų kuo labiau politiški, nes kuo labiau žmonės politiški, tuo valstybė yra stipresnė.
tą įrodo praktika. Taigi aš gal nesivelsiu dabar apie tai, ką tu pasakei, bet keli žodžius tarsiu apie vakarykštį vyriausiosios rinkimų komisijos posėdį. Jis iš tikrųjų buvo labai juokingas, pasikartosiu, tai kaip geras humoro serialas. Ir reikėtų versti ir į kitas pasaulio kalbas, kas mėgsta tokį žanrą, kad galėtų suprasti, kas vyksta, kai vyriausioji rinkimų komisija svarsto, šiuo atveju Eduardą Vaitkų svarstė, kas jo programoje gerai, kas negerai. Be jokių tenai kažkokių, kaip teisingai Eduardas pastebėjo, kad pirštų baksteltų parodytų kažkokį įstatymą, kuris ten galbūt kažkam žada galvą nukirsti ar dar kažkokį veiksmą smurtinį padaryti. Nieko panašaus. Tiesiog komisija, kuri visiškai neturėtų lysti į turinį, jinai dėja sprendžia štai tokius dalykus. Bet kas įdomu, kodėl aš apie tai norėjau pasakyti. Aš dabar, kol tu kalbėjai, įlindau į VRK puslapį ir čia yra 25 dienos, tai yra vakar dienos pranešimas apie tą posėdį. Ir antrų klausimų, kuris skamba taip: dėl Eduardo Vaitkaus rinkimų programos spausdinimo kandidatų dalyvaujančių 24 gegužės 12 dienos Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose rinkimų programų leidinyje. Na ir jie svarstė ir priėmė iš esmės labai svarbų sprendimą, jeigu aš supratau. Nespausdins ten savo tam valdiškam leidinyje Eduardo Vaitkaus programos. Tokios, sakyčiau, nekaltos programos, netgi poetinė ją galima pavadinti, tokios nuostatos, ten iš vis, kaip ir ką tu ten per tiek į tokį nedidelį plotą sutalpinsi, bet yra nuostatos. Taigi nespausdins, paliks pavardę ir vardą, taip sakė. Iš esmės tai nebloga reklama tokiam leidinį, nes kiekvienas atkreips dėmesį į tokio kandidato į kandidatus programą, bet kas yra įdomu, VRK puslapyje, štai aš dabar žiūriu naujienas, tai yra apie tą 25 dienos, ten kas užbaigė parašų rinkimą, Nausėda užbaigė parašų rinkimą, kitas pranešimas į Europos parlamentą, kandidatuojantį politinę partiją Lietuvos sąrašas ten parašus pradės rinkti. Ir iš karto pranešimas apie tą posėdį, kurį ką tik tai minėjau, jis bus šiandien dar vienas, o vakarykščio iš vis nėra jokio pranešimo, kad kandidato į kandidatus programos, tų nuostatų, nespausdins tam valdiškam leidinė. Šiaip tai yra svarbi informacija. Reiškia, Eduardas Vaitkus visiškai prieštaringa. Ką ten prieštaringa? Čia ant įstatymo, kaip sakoma, ašmenų vaikšto ir gali bet kada paslyst. Jokio pranešimo vyriausiosios rinkimų komisijos puslapyje nėra. Tai irgi daug ką parodo. Jie net šitoj vietoj nesugeba paskelbti sausos informacijos. Manau, suprantama, kodėl. Argumentų pas juos nebuvo, bet noriu pasidžiaugti, aš ten neskaičiavau, bet kadangi stebėjau tą posėdį, keli komisijos nariai balsavo prieš šitą nesąmonę, ką nusprendė vyriausioji rinkimų komisija. Reiškia, vis tik tai ten yra keletas žmonių, kurie neprarado blaivaus proto, kurie, aš sakyčiau, yra pilietiški, savarankiški ir gali priimti sprendimą. Tai toks mano pastebėjimas. Tai jeigu jau palėtėm Eduardo Vaitkaus programą, tai gal paprašysim profesoriaus pakomentuoti tuos VRK priekaištus. Gerai, tai jeigu galima, jeigu mane girdite, tai pradėsiu nuo to, kad tai yra mokyklinio suvokimo, nereikia aukšto mokslo baigti, kad suvokti absurdiškumą, kokį demonstruoja vyriausia rinkimų komisija. Tai vienas iš absurdiškumo elementų yra tame, kad jeigu tariamai mano programa prieštarauja kažkokiem teisės aktam, tai reikia nurodyti tuos teisės aktus ir pasakyti, kokią frazę, koks žodis prieštarauja. Bet šito nėra padaroma, nes mano programa niekam neprieštarauja, tačiau yra politinis užsakymas. Ir tą politinį užsakymą vyriausia rinkimų komisija vykdo. Taigi, man išsakomi abstraktus kaltinimai, nepasakant konkrečiai, kuo aš kaltas. Mano programa kuo kalta. Sakoma abstrakčiai, kad Vaitkaus ketina, teigia, kad nereikia laikytis tarptautinių Lietuvos įsipareigojimų, tame tarpe ir dėl NATO. Visi tarptautiniai įsipareigojimai, pavyzdžiui, konkrečiai dėl NATO, gali būti atšaukti ir tai yra Lietuvos valstybinės valdžios arba Lietuvos žmonių sprendimo pasekoje
veiksmas, kuris gali būti įvykdytas. Kas nežino, tai priminsiu. Lietuva yra NATO narė, nes tai buvo Lietuvos valdžios sprendimas. Jeigu valdžios sprendimas pasikeistų, tai per 12 mėnesių, išlaikant visas juridinės formuluotės, per 12 mėnesių Lietuva gali išstoti iš NATO. Tačiau Vyriausia rinkimų komisija sako kategoriškai ir griežtai, net užsiminti, kad Lietuva turi teisę išstoti, šiuo atveju iš NATO, net užsiminti apie tai negalima, o jeigu tu užsimeni, tai tu nusižengi įstatymams, bet kokiems nepasakyta. Tai pirmas priekaištas, kurį į miltus sudirbo ir pasakė, kad jisai yra neteisėtas ir negali būti naudojamas, viena Vyriausios rinkimų komisijos narė, kuri yra teisininkė pagal specialybę. Toliau sekantis priekaištas buvo, kad atseit Eduardas Vaitkus bando sumenkinti Ukrainos piliečius. Lietuvos prezidento rinkimuose bando sumenkinti Ukrainos piliečius. Šita pretenzija Vyriausios rinkimų komisijos iškilo iš to, kad Eduardo Vaitkaus programoje buvo sakinys, kad šiame kontekste Lietuvos prezidentas bučiuoja Ukrainos vėliavą, kas yra faktas, Lietuvos valdžiai leidžiant Ukrainos piliečiam nesilaikyti įstatymų. Tai irgi yra faktas ir daugkartinis faktas, nes tai ne vieną kartą buvo leista. Aš privalau pakartoti, kad pavyzdžiui galima Ukrainos piliečiam važinėti Lietuvos teritorijoje su mašinomis, kurios nepraėjo technikinės apžiūros. Kodėl Lietuvos žmonėm reikia praeiti technikinę apžiūrą? Todėl, kad mašina gali būti, jeigu jinai dėl kažkokius defektus turinti, gali būti pavojinga kitiems eismo dalyviams. Su tokia mašina važiuodamas, tu sukeli pavojų, padidintą pavojų kitiems Lietuvos žmonėm. Tai Ukrainos piliečiam galima sukelti pavojų Lietuvos žmonėm, o Lietuva turi laikytis įstatymo, nes komisijos narė šitoj vietoj papriekaištavo, kad galbūt reikia leisti Ukrainos piliečiam būti lygesniais ir aukštesniais Lietuvos teritorijai, nes pas juos vargšai košmarai, kas vyksta Ukrainos teritorijoje. Su tuo aš sutikau dalinai ir pasižadėjau, kad Ukrainos antras kartas paminėjimas Ukrainos vardo bus išbrauktas. Tai tą ir padariau ir liko sakinys, kad Lietuvos prezidentas bučiuoja užsienio vėliavą, galbūt sugalvos bučiuoti Izraelio vėliavą, aš nežinau. Galbūt kitą vėliavą, tai nuo Ukrainos šitoj vietoj sutikau, kad reikia nueiti, nes ne Ukrainos kaip tokios šalies pavadinimas čia yra svarbu, o Lietuvos prezidento pozicija ir faktas buvęs. Ir panaikinau, kad užsienio piliečiam leidžiant nesilaikyti įstatymų. Tai šitą pageidavimą įvykdžiau. Ir trečias priekaištas buvo tai, kad aš vadinu Lietuvos valdžią išdavikais. Bet kad jie tokie ir yra, nes jie ir ne vieną kartą išdavė Lietuvos žmonės. Švelniau sakyti nebegalima. Suokalbis, išdavikai, bandė komisijos narys prieštarauti, kad čia ne dabartinė Lietuvos valdžia yra išdavikai. Suprask, senesnės kadencijos Seimas ar vyriausybės, jie buvo išdavikai, o ne dabartinė. Bet tada aš turėjau pateikti faktą, kad 84 Seimo nariai šios kadencijos akivaizdžiai sulaužė savo priesaiką, sąmoningai ir žinodami, priimdami antikonstitucinį įstatymą, ką patvirtino ir Lietuvos konstitucinis teismas. Tai taip elgiantis, jie sulaužė savo priesaiką, išdavė savo priesaiką Lietuvos žmonėm. Bet šito termino, kai kam šitas terminas rėžia ausį, kai kam tiesa rėžia ausį. Taigi, VRK narė, kuri didžiausią kvalifikaciją savo parodė analizuodama mano šitą programą, jinai irgi pasakė, kad išdavikai tai yra vertinamos
vertinamasis žodis ir jis nedraudžiamas. Lygiai taip pat, kaip naudoti terminą agresyvus karinis blokas. NATO agresyvus, nes kai kam jisai per lėtas. Prancūzijos prezidentas, pavyzdžiui, yra pasakęs, kad NATO ištiko smegenų mirtis. Tai reiškia numiręs karinis blokas, numirusio vadovavimo karinis blokas. Pagalvokite, kas tokiu atveju gali atsitikti, kai smegenys numiršta, o kariškiai dirba ir neaišku kaip. Tai viso to pasekoje vakar uždraudė savo balsavimu, uždraudė man skelbti oficialiam leidinyje mano rinkiminę programą, bet aš manau, kad Lietuvos teismai, kuriais tariamai reiktų pasitikėti, kad jie atstatys teisybę. Ir šitam kontekste pereisiu prie vienos minties, kuri susijusi su Ingrida Šimonytė ir jos nekaltumu. Nes Ingrida Šimonytė kaip prezidentinės kampanijos dalyvė, ji yra nekalta, kad Vyriausioji rinkimų komisija pritarė jos neteisėtam reikalavimui, prašymui, neišduoti jai lapų rinkti Lietuvos piliečių balsų. Pritarė neteisėtai reikalavimai ir šito pritarimo pasekoje visa Ingridos Šimonytės politkampanija pakyba ant plauko, nes jinai tapo nebeteisėta. Lietuvos aukščiausio administracinio teismo 3 teisėjai sąmoningai, aš sakau sąmoningai dėl to, kad tai yra studentiško lygio suvokimo klausimas. Reikia atsiversti, ką sako įstatymas ir pasižiūrėti, ką turėjo padaryti aukščiausio teismo teisėjai. Jie akivaizdžiai sulaužė įstatymą. Ir pasakė, kad reikia į žemesnį teismą, jie nenagrinėja mano skundo prieš Vyriausiąją rinkimų komisiją, kurią reikia išnagrinėti skubiai, greitai, nedelsiant. Tai tokiu atveju, berods vakar ar užvakar, aš kreipiausi į Lietuvos prezidentą ir tą teisėjų garbės teismą, į 2 institucijas, prašydamas iškelti drausminę bylą tiems 3 teisėjams, kurie akivaizdžiai pažemino teisėjo vardą, nusižengė savo pareigybėms, sulaužė priesaiką ir išsakyti ten yra visi juridiniai motyvai, kodėl aš prašau drausminę bylą iškelti. Viena iš 3 teisėjų yra teisėjų etikos garbės teismo teisėja. Iš viso yra 7 tokie etikos garbės teismo teisėjai. Vieną iš jų aš esu apskundęs tam pačiam etikos teismui ir paprašiau, kad ta teisėja nusišalintų, nes galbūt jeigu jinai priėmė tokį akivaizdžiai neteisėtą sprendimą byloje, kurią nagrinėjo, tai galbūt jinai nesuvoks, kad reikia nusišalinti šitos teisėjų garbės teismo nagrinėjimo metu. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėdas, kuris kartu ir kandidatas, yra dabartinės politkampanijos dalyvis, jo balsas ir jo pareiškimas, bet koks pareiškimas, pritariantis, nepritariantis, vertinantis pareiškimas šitam 3 teisėjų visiško nekompetentingumo sakyti negalima, nes jie yra kompetentingi, o visiško pasimetimo klausimų ir savo moralės normų sulaužimo prasme yra skubus ir neatidėliotinas. Bet gali būti, kad kaip ir eilinį kartą gausiu iš prezidento Gitano Nausėdos administracijos, kad jie yra pranešimą, kad jie yra susipažinę. Administracija susipažino su mano pareiškimu ir tuo viskas pasibaigs. Bet tai jau jų bėda ir jų reikalas, kaip jie atsakys. Tai tiek pradžiai. Ačiū. Aš dar patikslinsiu, kad Eduardas Vaitkus kreipėsi kaip politinės kampanijos dalyvis ir į Lietuvos vyriausio administracinio teismo pirmininkę Skirgailę Žaliminę, kad ji
šitoje išskirtinėje situacijoje pasinaudotų įstatymo jai suteikta teise atnaujinti procesą šitoje byloje ir spręsti. Priminsiu, kad buvęs pirmininkas šio teismo, Gintaras Kryževičius, kai Lietuvos vyriausias administracinis teismas 21 metų Liepą nutarė, kad negaliojant referendumo įstatymui Konstitucija gina piliečius ir jie turi teisę vykdyti referendumo iniciatyvą, kreipėsi prašydamas atnaujinti procesą. Ir tai yra precedentas, yra įstatymo galia ir mes tikimės, kad teismo pirmininkė pasižiūrės rimtai ir principingai, nes kovo 20 Lietuvos vyriausio administracinio teismo nutartis, ji šiaip šiurpą kelia. Vienoje vietoje sakoma, kad čia ne šito teismo kompetencija, eikit į tą, kur žemesnio lygio, o ne vienos instancijos teismą. Rinkimų kampanijų metu taip vyksta. Vienos instancijos teismas sprendžia klausimus. Nors pati ta VRK, kurią dabar čia mes visi kritikuojam ir iš jos juokiamės, sprendime įrašė, kad sprendimas skundžiamas Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui. Ir toj pačioj teismo nutarty pasakyta, ne, reikia į kitą teismą kreiptis ir dėl pasisakant kitoj daly, dėl kitų skundo reikalavimų minima kaip tik ta teisės norma, kuri nurodo į politinės kampanijos dalyvio teisę kreiptis į Lietuvos vyriausią administracinį teismą. Šioje vietoje aš manau, kad tai nesibaigs tuo visas reikalas. Manau, kad Eduardas Vaitkus yra teisiškai kvalifikuotai konsultuojamas ir tie, kurie naiviai mano, kad su šitokiais primityviais ėjimais galima visus pasiūsti toli, tame tarpe vieninteliai politinės kampanijos dalyviai išdrįsusi pirštų parodyti, kad ministrės pirmininkės valia tai nėra įstatymas, įstatymų privalu laikytis. Tai šioje vietoje man atsiranda toks klausimas, kuris yra šios spaudos konferencijos klausimas. Jeigu Gitanas Nausėda kaip prezidentas nevykdys dabar savo valios ir teisės kreiptis į Teisėjų etikos drausmės komisiją dėl šitų 3 teisėjų, tai klausimas yra toks. Tamsta esi politinės kampanijos dalyvis. Nusišalinsi tamsta nuo prezidento pareigų šitoj vietoj. Jūs turite spręsti klausimą, rinkimai vyksta. Jūs neturite teisės to nespręsti. Ir žinot, ką aš pastebėjau, vakar Seime buvo priimtas įdomus nutarimas dėl pratęsta komisijos, kuri dirba dėl Gitano Nausėdos kaip prezidento apkaltos. Terminas pratęstas dirbti. Ir aš dabar pradėjau galvoti, kad Ingridos Šimonytės, aš taip manau, Ingridos Šimonytės toks netikėtas stumimas tiek Tėvynės sąjungos taryboje, tarybos nariam nežinant, kad jinai irgi sumanys tai daryti, yra iš principo paruoštukas. Ir ko gero bus Seime pradedama apkalta prezidentui. Aišku, iki kadencijos pabaigos nežinau, ar čia paspartintai jie sugebės tai padaryti, bet kad bus padaryta viskas, kad prezidentą Gitaną Nausėdą eliminuoti iš rinkimų. Eliminuojamas, matyt, bus iš rinkimų, jo apkalta vyksta Žemaitaitis, vardo jo neatsimenu. Jo. Tai akivaizdu, kad yra paruoštukas daromas tam, kad liktų kokie 2 sisteminiai kandidatai, vienas vaidinantis opozicionierių, pavyzdžiui, Ignas Vėgėlė. Žalimo vis tik su visa pagarba tavo įdirbiui
aš nevertinu kaip rimto. Nu, jis per daug prisipėdavo dirbdamas Konstitucinio teismo pirmininku. Taip kad scenarijus gali būti labai akivaizdus siekis Ingridą Šimonytę tai buldozeriu prastumti į Respublikos prezidentus. Kitokio aš paaiškinimo kol kas taip sisteminiam veikimui prieš Eduardą Vaitkų, sisteminiam neveikimui kitų kandidatų. Tai rodo, kad jie yra dėja tik tai sraigteliai. Ne tie žmonės, kurie gali bandyti reikšti žmonių nuomonę tapę prezidentais. Tokia mano nuomonė, gal aš labai klystu, labai norėčiau klysti, bet kol kas neturiu jokio argumento, kuris paneigtų, kad Ingrida Šimonytė buldozeriu stumiama ten. Ir visoje šitoj kariniai psichozijai, besiskaldančiam NATO, kurį čia šiandien minėjom, vyriausiai rinkimų komisijai norėčiau atkreipdėmėsi. Manau, kad Eduardas Vaitkus skųs jūs šį sprendimą. Norėčiau atkreipdėmėsi ir Lietuvos žmonių taip pat. Na, pavyzdžiui, ES narė yra tokia Austrija, bet jinai nėra NATO narė. Ji turi dvišalius įvairius sutartis. 55 metais atkūrusi nepriklausomybę, išėjus okupaciniam Tarybų Sąjungos ir JAV kariuomenėm iš Austrijos, Austrija iškart paskelbė neutralitetą. Ir ką jūs gal, taip visi žinom apie Šveicarijos autoritetą, bet yra Austrijos neutralitetas. O iš kitos pusės, pavyzdžiui, Norvegija yra NATO narė, bet nėra ES narė. Tai gal mėly žmonės ir VRK nariai, gal ne viskas taip paprasta šitam gyvenime. Kodėl mes viską sprendžiam tik tai taip, kaip mums iš viršaus bando nurodyti ar primesti nuomonę. Tai, gerbiamas Audriau, tamstos nuomonė, kodėl taip mes uoliai ir klusniai esam kaip kažkokioj užburtoj psichozėje. Kaip ir su gegužės 12 balsuoti siūloma už Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimą. Faktiškai išimant antrąją dalį, kur tauta pasakyta, kad sprendžia, kas yra Lietuvos pilietis. Ir įterpiant, kad konstitucinis įstatymas reguliuoja, nors ir dabartinis pilietybės įstatymas suteikia visas galimybės. Ir, pavadinant referendumą klaidingai dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo, neoficialiai pavadinant, nors tai daro net Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atstovybės, ambasados užsienyje. Štai gavom Lietuvos iš Lietuvos ambasados Jungtinėje karalystėje atsakymą, kad tokia yra vyriausybės pozicija klaidingai vadinti referendumą. Ne mūsų tautos teisės spręsti, kas yra Lietuvos pilietis, atėmimo referendumas, tai yra toks. Bet referendumas, kad šita teisė būtų perduota Seimui spręsti. Nes konstitucinio įstatymo projektas įregistruotas toks yra Seime, bet jo nepriiminėja ir jo nesiūlo mum balsuoti. Taip kaip nesiūlė balsuoti už stojimo į ES aktą, pasirašytą Atėnuose per referendumą, tauta yra ignoruojama po Konstitucijos priėmimo, aš taip drįstu teigti. Ta parodė žemės referendumas, ta parodė kiti dalykai. Kodėl, Audriau, kodėl tokie mes esam klusnus? Taip, pratęsdamas tavo mintį, trumpai aš keletą tokių pasižymėjau momentų. Visų pirma, buldozeris važiuoja ir aš manau, kad jisai ir važiuos iki galo, užmerktom akim ir nieko čia nepadarysi. Kalbant apie rinkimus, tai kad tu pasakei versijas apie Nausėdą, Šimonytę, greičiausiai taip ir yra, bet yra ir tokių nedorėlių kaip Eduardas Vaitkus, galbūt dar koks nors vienas, nežinom kaip baigsis tas parašų rinkimas. Tai šiuo metu logika vadovautis neverta.
Dabar reikia tiesiog padaryti, kad jisai nepraeitų. Jeigu jis nepraeis, klausimas uždarytas, tada teiskitės kiek norit ir čia jau jūsų demokratinė teisė. Jeigu praeis, čia truputėlį žaidimo taisyklės keičiasi, nes patenka į tą lauką, jau niekur neding žmogus, kuris kalba tai, ką negalima kalbėti. Ir čia štai vienas komentaras yra. Negalima, o neleidžiama. Neleidžiama, taip, aš sakau taip, kaip yra. Tai komentaras toks prie šios dienos transliacijos. Linksmai gyvename, rusiškai keiktis yra leidžiama, o vartoti žodį išdavikai draudžiama. Žmogus pastebėjo iš tikrųjų, kodėl taip yra. Kitas dalykas, kai tu kalbėjai apie Šimonytę, irgi geras komentaras, aš jau pats buvau primiršęs, reikės tą video rodyti. Atsiminkite, ką sakė Šimonytė, jai ant kaktos užrašyta Landsbergis. Jin pati tą sakė. Tai čia yra pakankamai viskas aišku. Kitas dalykas, dar ką jau ekspertai EU portale pakomentavo žmonės, atsižvelgdami į šios dienos spaudos konferencijos pavadinimą, kas faktinis Lietuvos vadovas, prezidentas Nausėda ir premjerė Šimonytė. Čia žmonės prisikabino prie faktinio Lietuvos vadovo ir pataisė, nėra vadovų, yra administratoriai. Yra komandų vykdytojai, ta pati vyriausia rinkimų komisija yra komandų vykdytoja, nes bet koks blaiviai, logiškai mąstantis žmogus, jis negalėtų priimti tokių sprendimų, kokį vakar priėmė vyriausia rinkimų komisija. Taip, kad čia pastaba mums, reikės atidžiau galvoti spaudos konferencijų pavadinimus. Audriau, toj vietoje aš noriu patikslinti. Ir Ingrida Šimonytė, ir Gitanas Nausėda dalyvauja šitoje rinkiminiai kampanijoje. Tai kažkur kažkas nesusieina. Mes kalbam apie tai, kuris čia formaliai svarbesnis tarp tų, kaip tu vadini, administratorių. Tai aš pasakau, kas svarbiausias tam, kas ant galvos užrašyta, tas ir yra svarbiausias. Net aš pagal pareigas, kuris turi būti viršesnis ministras, prezidentas, jis elgėsi kaip pavaldinys Ingridos Šimonytės. Teisingai, nes mes turime faktinį valstybės vadovą. Jo pavardės aš nekartosiu. Ir pabaig noriu nuo to, ko pradėjai spaudos konferenciją, apie tą įvykį, apie teroristinį aktą. Vakar net valstybinis transliuotojas parodė reportažą trumpą iš Prancūzijos parlamento. Ten po šio įvykio parlamentas atsistojo ir minutės tyla pagerbė žuvusiosius to teroristinio akto metu. Lietuva, jos politikos lyderiai niekaip į tai nereagavo, galima tai pasakyti. Tai yra pritarė, tyliai pritarė. Reiškia, aš vertinu vienareikšmiškai, Lietuva remia terorizmą. Pasikartos, yra gerasis terorizmas, yra blogasis terorizmas. Šiuo atveju Maskvoje įvyko gerasis terorizmas, nors tą teroristinį aktą įvykdė, kaip ir sako jau mūsų Lietuvos šeimininkai, Jungtinės valstijos aiškiai nurodė islamo grupuotė šitą. Bet jeigu įvykdė toj vietoj, kur gerai vykdyti terorizmą, reiškia, terorizmas yra geras. Ir tai yra totali katastrofa, ką jie padarė, nes aš manau, tokie dalykai be dėmesio, niekaip nepraeis. Tai įsirėžė ypač šiais laikais labai ilgam. Šitie žmonės remia terorizmą. Tai yra katastrofa, kur mes esam. Taip pabaigti norėčiau šiandien. Audriau, pavyzdžiui, Rusija tikrai interpretuos, kad Lietuva remia terorizmą, bet aš darau takoskyrą Lietuvos valdžia šitoje vietoje. Lietuvos žmonės, manau, visi tą puikiai supranta, kas yra terorizmas ir neišskyrus samdomus komentatorius. Ir dar žodį noriu, matau, Jonas Vaiškūnas atėjo, šiandien buvo puikiai laida, reikia pareklamuoti valstybinio transliuotojo eterį apie tą pilietybės išsaugojimą, nes galim neįsaugoti pilietybės. Taip, tai raginu pasižiūrėti, mes dar pakomentuosim, nes nustebino, žinot, kas šitoj temai, tos pusės, kuri organizuoja referendumą, praktiškai jokių argumentų nėra rimtų. Štai kame reikalas, tai tas mane labai nustebino, daro referendumą, argumentų neturi. Taip, kad naudokime tuo. Gerbiamas Eduardai, jūsų žodis. Pirmiausia, aš noriu apginti Šimonytę. Jeigu prezidentūroje nieko nėra, jeigu ten yra tuščia vieta, tai jinai turi prisimti atsakomybę ir dirbti ir už prezidentą. Ką darysi? Jos toks likimas. Jinai stengiasi, moteriškė. Dabar dėl jūsų versijos iškeltos. Aš galvoju, kad yra taip. Yra sistemos keli sraigteliai.
Jie yra sistemos. Sistemai ir vienas, ir antras, ir trečias. Visi jie yra vienodai geri. Bet jie dėl savo asmeninių interesų tarp savęs mušasi. Ir šitose muštynėse tarp savęs aš kaip Eduardas Vaitkus, kuris nesu sistemos sudėtinė dalis, man tada atsiranda šansas netikėtai į regos lauką įeiti ir pasakyti savo žodį, savo gerą žinią Lietuvos piliečiams. O gera žinia išvertus tai yra Evangelija. Tai paskelbti savo Evangeliją. Ir tada atsiranda šansas, kuris, aš manau, yra realus mums visiems. Tie, kurie nori laisvės, kurie nori nepriklausomybės ir nenori užsienio kareivių batų Lietuvos teritorijai. Tai vat su šituo šansu aš ir sveikinu visus, nesgi Velykos ant nosies. O dar pabaigdamas, kadangi Audrius palėtė ir jūs palėtėt tą terorizmo aktą Maskvoje, tai žmogus, kuris atnešė tą išmatų, savo išmatas, kuris atnešė prie Rusijos ambasados, aš manau, puikiai galima pritaikyti straipsnį, kad tas žmogus pritarė terorizmo aktams, kad tas žmogus siekia tautinės nesantakos kurstymo ir griežčiausiai prieš jį galima pradėti ir taikyti ir panaudoti Lietuvos baudžiamąjį kodeksą, kaip sulaužiusi šitas paniekinusi šitą Lietuvos įstatymą, pritariant terorizmui ir jų apraiškų reiškėjams. Bet tai yra Lietuvos valstybės pozicija ir užtat taip pat kaip Valinskas, kuris pasakęs, kokį pilietį reikia nušauti ir apie tai Lietuvos teisinės institucijos pasakė, viskas teisėta. Zigmai, kaip jūs pademonstravot ir pasakėt, kad jūs žada nušauti, pradėjo tyrimą. Mano asmeninis pavyzdys, aš jį padariau tik tai dėl to ir kreipiausi į policiją, kad turėčiau oficialų atsakymą. Man paaiškino po grasinimo nužudyti, kad bet jūs, tai buvo tariamas grasinimas. Jūsgi prie jūsų namų svetimų mašinų nestovėjo. Jiegi nežino, kur jūs gyvenate. Aš sakau, jie gali žinoti. Aš kai žiūrėjau 30 sekundžių lauke, nemačiau mašinos. Bet čia netikras grasinimas, nes jūsų nenužudė. Ir nėra dėl ko pradėti ikiteisminio tyrimo. Tai irgi Lietuvos valstybės pozicija. Bet gerai, kad mes ją žinom. Ir nereikia ko nors daugiau tikėtis, tik reikia apie tai paviešinti, kad visi žmonės suprastų, kad žodis gana yra labai svarbus ir daugiareikšmis. Tai tiek. Ačiū, gerbiami žmonės. Aš tik noriu pasakyti, kad geopolitinė situacija keičiasi. Jungtinėm Amerikos valstijom praktiškai atsisakius, matome tą realybę, remti Ukrainą. Viskas persikelia čia į Europą. Europa skaldosi ir šitoj situacijoje mes, ypač Velykų išvakarėse, turime reikalauti, kad valdžia gerbtų mus visų pirma, nes jie mus atstovauja. Ir taikos ir ramybės palinkėjimas yra tai eina iš viešpaties Dievo. Tai yra jų pareiga. Jie beje prisiekė Konstituciją ir Dievo vardą paminėdami. Tai aš manau yra be galo svarbu. Arba jeigu jūs tai daro tik tai dėl formalumo, tai jūs laužot priesaiką. Ačiū, mėly žmonės, ir aš primenu, kad rytoj, kovo 28 dieną, paskutinė yra diena pasirašyti už pretendentus dalyvauti Respublikos prezidento rinkimuose, tik turėkite omeny, kai priduodami popieriniai lapai, tada VRK atjungia elektroninę prieigą pasirašymą. Mes per referendumo iniciatyvą mes buvome pramušę ir VRK mums tą dieną iki 24:00 elektroninį balsavimą neatjungė. Kai bus šį kartą, vėl loterija. Ačiū. Zigmai, įsiterpsiu. Zigmai, ar galiu įsiterpti?
Aš tik priminsiu, kad aš oficialiai paprašiau Vyriausios rinkimų komisijos, kad jie laikytųsi įstatymo ir iki 24 valandos būtų galima pasirašyti internetu. Ir taip pat iki 24 valandos suteikti galimybę pasirašyti ranka. Tai jau jie tiek metų dirba, jų techninės problemos, kaip tą jiems įgyvendinti ir paskui tada protingą terminą nustatyti, ne 28 dieną, o nustatyti protingą terminą, pateikti, sugrąžinti jiems tuos pasirašiusių lapus. Lauksim sprendimo. Ačiū. Per žemės referendumą, žinot, kas suveikė? Civilinio kodekso reikalavimas, kad terminas baigėsi 24:00. Tie lapai iš mūsų tyčiojosi, kai mes sakėm, ir Zigmas sakė, tą darykit. Siųskit registruotų laiškų tą pačią dieną, kad ir po 17:00 valandų, kada formaliai VRK baigė. Siųskit tuos registruotus laiškus, svarbu, kad tą dieną išsiųstumėt su parašų lapais. Siųskit į VRK tiesiai. Ir tada VRK pripažino 2013 ir 2014 Jonai metais, kada ten tie lapai buvo baigti rinkti. Tai va taip, mėly žmonės, žodžiu, reikia darbuotis visiems ir nuoširdžiai dėkoju Jonui Vaiškūnui ir Eduardui Vaitkui už šios dienos laidą, nes referendumas bus tą pačią gegužės 12. Ačiū. Prenumeruokit spaudos kanalas signatarų spaudos konferencijos. Dėkui. Su artėjančiom Velykam. Ačiū.